Šiandien yra sekmadienis, vasario 2 diena, ir mes nuvykome pažiūrėti, kaip švenčiama Setsubun šventė. Setsubun yra tokios kaip japoniškos užgavėnės ir jos švenčiamos vasario 2 arba 3, priklausomai nuo tada, kad prasideda pavasaris. Tai diena prieš pavasarį yra Setsubun. Ir iš tiesų, kodėl sakau kaip lietuviškos užgavėnės, nes yra labai panaši situacija, kad praėjo žiema ir mes norime jau pasitikti pavasarį ir norime išvyti velnius ir pasikviesti laimę. Tai Japonijoje iš tiesų tie velniai tikrai ateina, jie vadinami oni, į juos yra mėtamos pupelės ir sakoma oni wa soto, fuku wa uchi, tai reiškia velnius lauk, laimė vidun. Tai netoli mūsų, kaip netoli, traukiniu reikia pavažiuoti šiek tiek, yra šventykla Osukanon ir tenais vyko Setsubun šventė. Ir pirmą kartą iš tiesų mes dalyvavom gyvai Setsubun šventėje, tai buvo gana įdomu, nes žmonės už mokestį galėjo užsilipti ant tokios pakilos, apsirengę šventės rūbais ir iš tokių didelių medinių dėžučių mėtyti pupeles į žmonės. Ir žmonės jas rinko, nes tai yra laimė. Tos pupelės simbolizavo. Turbūt aš taip spėjau, nes sakė fuku. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tos pupelės simbolizavo laimę, ten galėjome matyti daug žmonių su maišais, kurie bandė tų pupelių prisigaudyti, mes pagavom 2 su kepurę. Ir jas jau suvalgėm, jos šiaip iš tiesų skanios pupelės pakepintos. Ir šį kartą mes nematėm, kad velnius mėtytų, gal tiesiog šitoje šventykloje taip nedaro, arba gal tas vyko prieš arba po to laiko, kai mes atėjom, bet kas vyko, tai eisena. Ir eisenai dalyvavo įvairių žmonės, tai toks kaip paradas ir kartu toks tarsi laivas ir ne vienas plaukė, su šventės dalyviais. Ir kai jau jie atplaukė iki atkeliavo, tai iš tiesų tiesiog stumiamas buvo tas laivas didžiulis ir kai atkeliavo prie šventyklos, jie irgi užsilipo ant pakilos ir mėtė tas pupeles. Tai tokia buvo šventė. Mes, aišku, nusipirkom pupelių. Tai šventyklai pardavinėjo pupeles, galima buvo nusipirkti, bet tokį vat. Ir čia va kaip tik velnės yra. Ir čia parašyta Setsubun. Tai šitą parsinešėm ir taip pat buvo dalinami tokie maišeliai. Irgi su pupelėm. Ir čia iš tiesų parašyta fuku wa uchi. Ir tai reiškia laimė vidun, laimė pas mus. Tai va, tai ir čia dar toks apskritimas, tai yra eihomaki. Eihomaki irgi yra toks kaip, mes sakytume, didelis sušis. Tai nėra sušis, tiesiog toks suktinukas rydžių, panašus į maki suši. Maki suši, bet vadinasi eihomaki, jame yra tiesiog daugiau ingredientų. Jį reikia valginti nieko nekalbant, nenutrūkstamai, žiūrinti laimingą pusę. Tų metų pusė, kiekvienais metais vis kita pusė yra laiminga, tai šiemet yra vakarų pietvakariai. Pusė yra laiminga, tai mes irgi nusipirkome, bet čia jau parėję namo, suvalgėme eihomaki. Po vieną eihomaki, tai jau tikėsimės, kad šie metai bus labai laimingi. Baigėm. Skanu, 美味しかったね。